Diena prasidėjo mums prastai, nes pirmajam greičio ruože, koks 1,5 kilometro nuo starto, 5 pavarą nulėkėm nuo kelio, tai tiesiog, toks dalykas vis tiek kartą šiek tiek per greitį, per galvą, tai nepagavom ritmo toliau nei tam pačiam pirmam greičio ruože. Antras greičio ruožas prastai grįžom į servisą, apsiraminom, tai šiek tiek pagerėjom, bet jau atsilikinėjom daug, tai negaliu sakyti. Esame tokia, žinai. 30 pusantro per trampliną. 10, kairį 2. 30, kairį 3 stop į asfaltą. 100. Šika. Nesam jau kovoje. Tai greičio ruožai, čia jie iš tikrųjų visokius naudingi, nes reljefas čia yra geras, žinai, platų, siaura, tramplinukai, akli, neakli, akmenukai, čia yra visko, čia tikrai sudėtingas važiavimas. Gal varžybų vadovas dešimtuką leidžia kas 2 minutės, tai yra dunkų, bet jos nemai. Dabar šiek tiek padarėm pakeitimus, nes pradėjom ralį važiuoti su tokiom susiroklėm, nežinau, gal mano vairavimui nelabai tiko, tai dabar pagrįžom į tai, ką labiau žinom, kas... Tramplinas, kairys 4, 40. 40, 6-0, kat, 30, kairys 3,5 kat, 60, kairys 1, 120. Man patinka tai vairuotis, tai žiūrėsim, kaip seksis toliau. Tai labiausiai koncentravomės į patį paskutinį žvyrinį greičio ruožą, nes jisai buvo power stage'as, tai vadinama, kad ten galima laimėti kažkiek papildomų taškų, o kai tu ralį praloši savo rezultatą sugadini pirmajam greičio ruože, tai tau belieka pasinaudoti tą šansą ir paimti taškų. Bet atsitiko kažkoks atsitikimas, startavo Vaidotas, startavo Vladas ir sustabdė kanalą. Tai Giedrius startavo turėdamas 3 minučių, man atrodo, 3 minučių tarpą ir galėjo važiuoti be jokių dulkių. Tai mes startavome už minutės. 50 kairys 5, kitka iš kairės. 20, kairys 2, 10, 2, 5. 70, kitka išesinėt, jo, išesinėt, normaliai. Šio? Stengiamės, tikrai varėm, tikrai, atidavėm viską, bet pritrūko 3 sekundžių, bet tiesiog buvo dulkių, reikėjo pasitapdžioti, kur nereikia ir va tas sumargė laiką. Bet visumoj šiek tiek pakėlėm savo nuotaiką, nes parodėm, kad galim vėl grįžti į tą didesnį tempą, o mieste tai važiavom dėl žiūrovų. Nesikoncentravau į rezultatą, nes pakristi jau nebegalėjom, pakilti irgi ne, tai lūčių pavarėm tokių platesnių, kad būtų vaizdų. Tai esam patenkinti. Pirmiausia, tai tikrai rėmėjams, labiausiai norėčiau padėkoti Sema Logistiką, kuris stipriai prisideda prie šito projekto, Berneris, Tepalų bazė, Šveitektorių ir kiti, ypatingai mechanikam, ačiū, iš tikrųjų, automobilis viskos veikia puikiai ir nėra net klausimų, tai dėl to džiaugiuosi. Organizatorius, jis padarė tikrai gerą renginį, bet jie visada būna geri, nes tos trasos tokios technikos.